Sveiki. Ir šiandien mūsų video tema – kaip pasidaryti verifikaciją, norint nusipirkti mūsų banko kortelę Zencon. Dirbsim šiandien su Monika. Labas, Monika. Labas, Rasuolė. Ir dabar taip susitarėm. Aš pasakysiu, kur ką paspausti, kur eiti, kad visiems būtų labai aišku, o tu klausysi manęs. Tvarkoj? Gerai, taip. Gerai. Ir dabar jau Monika yra savo Safir kabinete. Dabar Monika eik meniu. Mes darom įrašą su telefonu. Meniu. Eik į parduotuvę. Shop. Produktai. Paspaus pirmą mygtuką. Ir dabar keliauk į apačią. Susiras, kur yra kortelės. Taip. Pas mus yra dvi kortelės. Parodyk Monika ir sekančią. Matot kainą, kiek skiriasi. Apie korteles mes dabar nekalbėsim, visų jos funkcijų, ką galima su jom veikti, tik pasakysiu tokį dalyką, kad mūsų kortelės, kurias mums duoda kompanija nusipirkti, jos yra, kaip mes sakom, be limito. Ką tai reiškia? Dabar jūs matot kortelę už 199 eurus. Yra jos vienkartinė suma 50 000 eurų. Kaip tas yra dalykas suprasti 50 000 eurų? Vienu metu kortelėje gali būti nedaugiau kaip 50 000 eurų pinigų ir tiek, kiek mes išnaudojam, kaip pavyzdys, sakykime, 1000 eurų, išnaudojom iš karto, galim vėl paimti, papildyti tuo 1000 iki 50 000, kad būtų suma. Paimėm, išnaudojom iš karto 50 000, kaip pavyzdys vienu pirkimu, pasipildom 50 000 ir vėl mes galim paimti ir tuos pinigus išnaudoti. Kažką nusipirkti, kažkam pervesti ir taip toliau. Ir dabar apatinė kortelė, parodyk Monika. Va čia 699 eurai. Šitos kortelės tas vienkartinis limitas, kaip mes sakom, kuriuo galim naudotis, yra 1 milijonas eurų. Įsiklausykit gerai, 1 milijonas eurų. Tokio pasiūlymo Europoje tikrai niekas jum neduos, nei vienas bankas. Verslininkai. Žmonės, kurie turit pinigų, kurie galvoja, kad jums reikia tokių kortelių, iš tikrųjų saugoti savo pinigus, pas mus yra visų pirmiausia saugu, nes viskas vyksta decentralizuotoje sistemoje. Viskas. Ir dabar šioj vietoj aš baigiu apie korteles ir keliaujam jau prie temos, rodysim, kaip pasidaryti verifikaciją. Spausk, Monika, šitą mėlyną mygtuką, nes čia yra taip reikalinga Zempas. Spausk ant QR kodo. Monika prisijungė prie savo Nomo programėlės, todėl kad be Nomo programėlės šito dalyko negalima pasidaryti ir kortelė yra surišta su mūsų Nomo programėlė. Dabar matot personalinė informacija, asmeninė ir adresas. Pirmiausia, spaudžiam asmeninė informacija, viršutinį mygtuką. Dabar pasirenkam pilietybę, ieškom Lietuvos.
Pasirenkam lytį, įskleisk. Taip. Toliau rašom vardą. Sekančioje eilutėje pavardę. Sekančioje eilutėje gimimo datą pasirenkam, visada toks kalendorius pas mus įsiskleidžia. Ir dabar prie metų 2005 metai yra, matot, tokias į apačią. Žiūrėk, tu pirmiausia renkiesi mėnesį. Nu gerai, rinkis mėnesį, savo gimtadienio mėnesį. Ir dabar ant dienos nespausk, o spausk ant metų. Taip, vat matot, dabar kalendorius toks, šitaip jisai atsiranda. Ir įsirašė. Dabar reikėtų tau paimti ir pakelt viską į viršų, kad susirasti savo gimtadienio datą. Taip, patikrink ir pasakyk, ar tikrai taip. Taip, viskas teisingai. Tik Gerai. Čia galima keisti tiek vardą, tiek pavardę, tiek metus, kol dar nepabaigta yra verifikacija. Vietoj aš pakomentuosiu. Geriausia visada reikia, kad būtų nuotrauka ryški. Tiek savo, tiek paso, tiek adreso patvirtinimui. Tai daryti reikėtų dieną ir save fotografuoti prie šviesios sienos kažkur. Tai šviesų foną pasirinkti. Ir dabar, Monika, esi pasiruošusi? taip esu. Pasižiūrim, ar gera nuotrauka, ar nėra šešėlių, ar neblizga, spaudžiam toliau sekantį žingsnis mygtuką. Taip. Dabar jau pildom sekančią informaciją. ID tipas, įskleisk šitą pirmą mygtuką, kur rodiklytė yra. Pasirink, kokius duomenis kelsi, ką tu fotografuosi. Tai yra, dar kartą, Monika, parodom visiems, neskubėk. Pasas, vairuotojo pažymėjimas arba ID kortelė. Monika pasirinko pasą. Toliau pasirink kalbą, ta prasme, kas išdavė, kokia šalis. Taip, spausk sekantis žingsnis. Ir dabar reikia nufotografuoti savo pasą. Pasiruošus esi? Taip, pasiruošus. Gerai. Spausk foto ant fotoaparato ir fotografuok to. Matot done. Ir dabar paspausk home. Vadinasi, visa informacija yra priimta. Procese yra informacija. Spausk mygtuką. Ir dabar viskas, mes grįžom į pačią pradžią, kadangi asmeninė informacija yra apdorojama, spaudžiam adresas, antrą mygtuką. Renkamės šalį, kurioje gyvenam. Šiuo atveju bus Anglija, ok. Ir dabar rašom adresą. Adresas turi būti tas, sutikti su dokumentu, kurį mes paimsim ir fotografuosim adreso patvirtinimui. Gatvės pavadinimas. Antra eilutė namo numeris. O trečia eilutė namo numeris.
Taip, Monika, kelk į viršų, nes reikia paaiškinti visiems, kur ką rašyti. Taip, antroji, matot, pirmiausia, tai rašom ten, kur būtinai žvaigždutės. Taip, einam toliau. Į apačią. Žiūrėk, Monika, būk gera, tu prabėgai. Flat name reikia dar paaiškinti, jeigu ką. Kur yra, flato numeris, tai čia, jeigu yra antras, sakykime, kaip buto, ne, namo numeris ir buto numeris. Tai va čia reikėtų įrašyti buto numerį. Šiuo atveju nereikia. Toliau pašto kodas. Kur žvaigždutė? Tarpelių nedaryk. Ką mums daro tą? Taip, sekanti eilutė miestas arba miestelis, kuriame gyvenam, jeigu reikia rajono toliau sekančio eilutė. Čia ar tavo yra rajonas? Yra. Gerai. Taip, viskas jau, Monika, užpildai? Taip, užpildžiau visus langelius su žvaigždute. Gerai. Jeigu viskas teisingai, matau, patikrinai, spausk sekantis žingsnis. Dabar pasirink kalbą, kuria bus parašyta tavo adreso patvirtinimo dokumentas. Kiek aš suprantu, tai anglų kalba. English, ieškok. English. Man atrodo, ryškiai gavosi viskas. Monika, tu su akiniais ryškiai tau ten? Lyg neblogai, ryškiai. Gerai, gerai. Spausk sekantį žingsnis, mygtuką, next step. Ir vėl yra done. Spausk home. Ir čia rašoma, kad procese viskas vyksta. Dabar, matot, pasikeitė apatinis mygtukas, verifikacijos statusas laikrodis, toks smėlio laikrodis, ir dabar reikia palaukti, kol čia atsiras, kad verifikuota ir su varnele žalia. Naujo, įeiti su kodu ir pasižiūrėsim, seksim laiką, kiek čia. Zempas. Aha, dar. Tvarko. Gerai. Dabar vat, jau jūs matote, kaip yra praeita verifikacija, kaip atrodo tas mygtukas. Viskas. Šitoj vietoje mes baigiam vaizdo įrašą, baigiam savo pamokėlę. Ačiū, Monika. Ačiū, Rasuolė. Ką, geros dienos tau, geros dienos visiems ir linkiu, kad labai greitai visi praeitumėt verifikaciją. Kaip nusipirkti kortelę, ieškokit kito vaizdo įrašo arba klauskit pas žmogų, kuris jums davė šį vaizdo įrašą. Jisai jums atsiųs ir jūs be problemų greitai nusipirksit mūsų klasišką kortelę. Sėkmės visiems ir iki greito. Iki.